čia duoda valgyti. Apjaustos. Kepa. Neaišku ką. Makaronų kažkokiu. Duoda kavos, duoda... Toliau. Na, ką aš čia galiu pasakyti? Nu, žodžiu, maistas čia nekoks. Duoda pavalgyti, bet be skonio tos maistas. Mano pupa turbūt jau eilė stovi. Galbūt bus pasiėmusi. Vienais liktai gėrimų duoda. Jau prie saldumynų nuėjo, aišku. Va, jau su lėkštėm stovi. O ten yra ką nors gero? Ką? Ką nors gero yra? Kai kamerai įsitraukiau, žinok, visai kitaip žiūri. Visi jau gražus malonus, o taip tai... Nori kopūstų? Da, kopūstų įdėk. Šiandien ką čia vištienos, neduoda, kaip ir kiekvieną dieną. Nu, atrodo visko daug, bet, nu, realiai tai skonis ne kažką. Nežinau, peilio nepaėmė. Vat ši čia gal to įdėk. Kurio? Škeliai. Gerai užteks. O ten tų saldžių paskui, ne? Paskui pasimsim. Taip ir malonus yra padavėjai. Man labiausiai patinka šitie. Kamera, ne kamera, bet jie vis tiek malonus visada. Tai kas liečia padavėjus, tai... Gausi paskutinę dieną ratpinigių duoti. Kambariniam tai neduosim, nes su tais tai ten... Karočią, kambarių netvarko. Vapšė. Trečią dieną atėjo, lova, ten kas buvo tą patį užtiesalą. Uždėjo ir viskas. Toliau rankšluosčių. Nuo pat pirmadienio iki dabar nekeitė. Vapšė. Išsaugojom vieną rankšluostį, kurio dar nenaudojam. Kiek jau čia? 4 dienas naudojam ten tos 2 mažiukus ir vieną tą didelį rankšluostį. Ir vieną, kadangi nekeičia, norėjom pasilikti, kad švaresnė. Jau sakėm viskas. Rankšluostuką padėsim, nu, naudosim, ta prasme, o nos mesim stopą, kad paimtų. Tai ne, atėjom, nebėra to rankšluosčio. Nufyrino, kambarinį. Rado, o, geras, matyt, švarus, davai panaudosim. Jiegi nenaudoja. Paskui ėjom kapoti su receptionu. Šitą receptionas pasakė, kad ateitų pakeisti rankšluosčius, tai tą atvarę pakeitė pagalbę. Užvalkalus, ta prasme. Nes nebuvo prieš tai, pasirodo. Gal pamiršus buvo. Tai paskui pasikviečiau iš receptiono šitą vyruką, sakau, ateik pavertėjauk, nes jinai nieko nešneka tenais nei angliškai, nei rusiškai. Tai šiaip ne taip, pupas kalbėjo, kad 2 rankšluosčius gavė naujus, o tų mažiukų sakė, atneš už 15 minučių. Prieš tai liepė nešti į balkoną juos, jeigu šlapi, juos tiesiog įsidžiovinti. Jie šlapi tik, tai juos nešti į balkoną, įsidžiovinsit ir bus gerai. Jo, sako, tai čia rankšluosčių, ne. Didžiulis deficitas, vienu žodžiu, rankšluosčių yra. Nu jo, nes tie tai tų mažiukų net ir negavom iki šioliai, tai tikrai, nu, bent jau tos švarius. Jie baisūs tie patys rankšluosčiai. Švarus, išskalbti, bet šiaip mes namie tos pačius skalbėm 2 metus, mūsų geriau atrodo negu jų. Kažkaip taip. Maistas irgi čia, nu, vištiena dar nieko visai.
Ne guminė. Jo, ne guminė. O viskas kitas prieska visiškai. Be prieskonių, be nieko, jie čia duoda. Tai va, kietos vištienos biškį darė. Labai blogai, bet valgom pilną burną, nes jau 4 diena išalkė labai. Jo, dar reikėtų atsinešti. Va, arbūzą tai kiekvieną dieną beveik gaunam. Tik arbūzą. Jo, paskui šitą Ir ten tų saldžių kažkokių pyragiukų irgi, kur ten irgi nelabai įmanoma valgyti. vienas cukrus, Sirupo pripila. sirupę išmirkinti. Viskas. Yra keli neblogi, dar galima valgyti. Nu, reikia atsirinkti iš tikrųjų. Vieną dieną šašlyko kepė vištienos, tai tas buvo neblogas. Ryte blinukų duoda pakepa, kiaušinienės duoda pakepa, tai dar tas gal pusę velnio. Ten tas pasiimti iš tų dėkščių patiems, nieko gero. Pienas visiškai neriebus, praskiestas, man atrodo, su vandeniu. Kava, kapučino, kur daro, irgi ten nesuprasi ar balinta ar ne, nes ten pieno pila, o šitą balinti nieko. Juoda kava, bet kava skani. Jo, pati kava skani, kaip nekeista. Tai dabar espreso vien tik tai geriu, nes tas kapučinas, tai ten pienas tiesiog yra praskiestas. Ne taip kaip pas mus. Liesas ir dar praskiestas, man atrodo. Milteliai. Nes ne pienas, tai turėtų būti tie O, žiūrėk, katės vaikšto. milteliai. Valgom, katės vaikšto. Valgo, žmonės pavalgo, paskui nori rūkyti, rūko, nors kiti ir valgo. Bet čia rūkyti, čia yra normalu valgant. Niekas nieko nesako. Nes čia prie deserto. Desertą pavalgai, kitas desertas yra rūkyti. Prie baro gėrimų duoda su pertraukom. Bet tik turtiškų. Neprisigersi. Ne, neprisigersi, nes visi Viskas skiesti. skiestas. Skiestas, nes Ten turbūt laipsnių, tai ten keli. 0,5. Čia išgerus kibirą gali vairuoti drąsiai, nepripūsi nei promilės. Nu, alus gal panašiausias yra dar pripila arbolus ir ten... Taip, nes dabar valgom, galima eiti prisipilti vyno, balto raudono, bet jisai bus skiestas vandeniu. Šioktas. Kvapas yra, Vyno ten kažkoks bet tai. skonio ne. Vyno kvapo kompotas. Taip. Kompotas. Vienu žodžiu. Kvapas vyno, skonis Kaip tas kompotas. viešbutis? Rijos Beach Hotel vadinasi, ne? Ir mes esam kur. Bildibi. 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 Bildibi ir Leikėtis. Čia 2 žvaigždučių, man atrodo. Nu, standartinį parašė. Norint sutaupyti, patarčiau geriau netaupyti, bent jau primesti 100 eurų ir pasirinkti geriau. Čia toks Labai jau basic. ne šiai jau, nu, ne mum lietuviams suprasti šitą kultūrą. Labai. Gerai. Tai mes atnešiu gerą. Nu, atneš gerti, komentuosim, kokius gėrimus. Nufilmuosim, ką čia turim. Čia vištiena ta, kur dėjomės. Čia įsidėjau dabar kažkokie, nežinau, čia skrandukai ar kas čia kepti, nesuprasi. Sakė, mėsa. Skrandukas. Arbūzų. Dar fantos prisipylėm. Vyno nepylėm, nes žinom, kad tai neįmanoma išgerti. Geriau fanta. Ko?
Ai, čia baris su tais indais. Jie čia, kaip suprantu, trūksta indų jiem ir... Nespėjai suvalgyti, matau, kad jau beveik baigiai ir ateina iš promocijos artimo lėkštę. Turi laikyti įsitvėręs į lėkštę. Su kodukais irgi tas pats? Žiūrėk, nebėra. Nespėsi. Gerai. Nu, eko animacija bus. Kviečia. Animacija irgi labai įdomi. Jeigu žmonės nedalyvaus ir nebus animacijos, šou baigsis. Jeigu bus norinčių dainuoti karaoke, tada ir bus pasirodymas. Galėsime eiti į diskoteką. Vienu žodžiu, cirką iš pačių žmonių daro. O tenais tokios ateina ruselės tiotios ir nusidainuoja visiškai. Bandysiu pafilmuot gal? Šiandien. Nėra ką filmuot. Nėra ką filmuot. Tai realiai nėra ką klausyti, ten ištempė pusvalandį daugiausia namų. Nėra ką. Bet sakė, gali nuvežti į diskoteką. Gali nuvežti. Jo, į Kemerį. Pusė 12. Tada čia pusė 12 tipo galim nuvežti ir ta prasme 3 valandą parvežti. Nu, bet kadangi mes tokie jau pavargę, tai mes nelabai ištempėm. Jau mes geriau pusę 12 jau einam miegot, nes anksti keltis. Nu, reikėjo. Ir mes tai jau nelabai, nes pusryčiai pakankamai anksti. 7:08 reikėjo išvažiuoti. 8 pusryčiai ir tęsiasi iki 9. Šiaip galėtų būti nuo kokių 8 iki 10 pusryčiai. Nes visi atostogauja, vakare baliavojam, susabojam po klubus ir norėtų ilgiau pamiegoti. Norėtųsi į kitą viešbutį nueiti, nes geresnis pusės matėm. Bet galima, man atrodo. Bet nepaklausėm šitų, kur šiandien susibendravom. Nu, ką ir žinau. Nu, vat, pavyzdžiui, kaip pas mus, ne? Pakankamai įėjimas yra atviras, ten nereikalauja, kad tu parodytum apyrankę iš tokio su viešbučio. Tu tiesiog įeini, jeigu nori, perki gėrimus, sėdi. Jie traukia daugiau žmonių. O daugiau prieigos, tuo daugiau pelno. Baras veikia. O jeigu nemokamai O jeigu ten kitam nemokamai, ką nors duoda, tai tada jau kitų, žinai, nelabai nori. Bet aš čia turiu. Galima gal. Bet ir ten mokamai. Reikia bandyti nueiti. Nu, kaip tie skrandukai. Baigiu suvalgyti mėsą. Šiokia tokia mėsa. Mėsa. Nu va, atėjo jau pagavo lėkštę. Gerai, kad šakutės netidaviau, kartais būna atiduodam su šakutė ir liekam be šakutės. Nueini, kur šakutė reikia. Nueini pasimti kažką dar papildomai ir viskas, šakučių nebėra, valgyk su šaukštu. Jeigu moku, gali ir su peiliu valgyti. Mokėtumėm su pagaliukais, tai savo nešiotumėmės. Būna tie plastmasiniai, žinai, įsiplauni ir vėl turi. Paliu. Ne, aš nemoku. Mano vaikai žino, kad mamai reikia šakutės. Gabija moka, žinai, o aš ne. Aš taip ateinu valgyti, aš jau noriu valgyti. O su pagaliukais jau turi atėjęs ir pavalgęs. Ir tu tenai žaidimus vedi ir po biškutį krapštai po vieną kasniuką, kol dakelsi iki burnos. Nu kaip vištiena. Labai daug kaulų. Toks įspūdis, kad dėta vištiena su kirviu kapoja, nes labai daug atrink smulkių kauliukų. Nes čia gali ir realiai dantis išsisukti, jeigu taip drąsiai kastum su kokiais implantais, tai gali net ir nusiskelt.
Jau labai atsargiai reikia valgyti. Vienu žodžiu, va taip pat. Toksai vakarienė kaip vakarienė. Va pusryčiai, va čia jau kitas dalykas. Gali likti nevalgęs visiškai. Atradimas, kad jie kepa kiaušinienę, omletą. Tai ten tikrai iš kiaušinių, nei makaluotai, ten kažkokių miltų priedo. O jeigu blynai, tai iš tų miltų ir vandens. Iš bufeto nelabai paįvarinti. Nu, sausi pusryčiai nebent. Sausi pusryčiai. Nu ir tiek, kad tas tofu sūris būna su vienokiais, kitokiais prieskoniais. Bet kadangi mes nelabai jo valgom, tai... Visas viešbutis pilnas ruselių. Turko. Taip, mes vieninteliai tokie nepasiskaitę atvalę. Tai jau čia bobučių palanga. Griniausia. Poilsis, čia tiesiog poilsis. Tu man išvalgysiu šitą. Taip, Saulė. Aš pomidorą imu. Taigi tu skrandukų nevalgai. Man daug pašnekėti, tai aš viską suvalgysiu šnekėdama. No. Tai tu jau ten išimk mus, mes rytoj pratęsim pusryčius parodysim. Aš paskui viešbutį praeisiu. Nu, paskui viešbutį praeisiu, visai gal. Eina. Čia vienu žodžiu du įėjimai. Ten į viešbutį, o čia prie jūros, kur čia eina. Rijos bičių hotel. Prie jūros kaip ir gražu. Čia bariukas, mokamas. Mokamas, nemokamo nėra. Jo, čia prie jūros, jeigu nori, kad nors atsigert, turi viską iš savo kišenės. Baras, tik šypso. Animacija čia nes vyksta. Pingvinukas tas. Pingvinukas, delfinukas. Vietas gali užsimti. Vakarui. Vakarui galim užsimti mes vietas. Jūgurą. Va, kaip gražiai sutvarkyta, žiūrėk. Taip eilutėms sudėta pagal skėtukus. Tenais vandens pramogos. Čia šitie šezlongai. Tas fainas viešbutis. Bent jau gražiai padarytas. Mane? Eisim šiandieną mes į šitą šou. Paskutinį, ne paskutinis, prieš paskutinis vakaras. Ne? Pas mus jau eina prie jūros. Mane? Taip, eisim šiandien, mano aukštelis labai pasiryžęs yra karaoke dainuoti lietuviškai, nes vien rusiškos dainos ir ten kokios ten, tos kokios. Nu, ten. O lietuviškos nei vienos, tai man atrodo mes pirmą vietą paimtumėm. Dainuodami abudu galim dainuoti, aišku. Juoda katė per kelią eina. Juoda katė eina per kelią, šakės. Bet kadangi aš netikiu tokiom juodom katėm, tai man vienodai. Va, eisim pažiūrėti, kaip čia gražu. Ne. Nu, ten kaimynų yra paplūdimys. Tas yra kaimynų, o tas yra mūsų. Va, pažiūrėk, kaip va, visi suskirstyti. Kiekvienas viešbutis turi savo plotelį paplūdimio. Iš gatvės tu ten prie jūros neturi jokios galimybės ateiti. Buvom antrą dieną užėję, tai buvo ten kokie 5 metrai. Ten vietiniam galbūt prie jūros prieit. O taip, tai tu niekur neprieisi, jeigu tu nesi viešbutį.
Čia mes realiai va tiek va vietos turim. Viskas. Nu, užtenka, mes neplaukėjam skersai šilgai jūros, tai ir tai tik įbrendam iki pusės nedainam. Nu, vanduo šiltas, bet realiai tik tai tiek. Nu, dar vakare neteko maudytis, bet laiko tam yra, galėsim išbandyti. Gal bangos bus didesnis. O ten visur atsigulti. Perverčia mūsų. Perverčia, ne? Gultai. Ne, viskas parodėm, kiek turim daug, kiek turi šitas viešbutis vietos. Ir kam reikia daugiau vietos, visiškai nerekomendacija. Kas nori daugiau vietos, tai va yra. Normaliai 5 žvaigždučių kokį viešbutį, va. Pavyzdžiui, šitą. Pavyzdžiui, šitas. A, ne? Nu, klausimas, ar jis 5, ten toliau yra 5 žvaigždučių, kur buvom. Nes ten tai tikrai ta siena, kur akmenukais bėganti, ta ten tokia, net gali pasakyti vien iš įėjimo, kokie yra vartai ir stovi apsauginiai. Tai va, iškart matosi jau šito viešbučio ir jau tas visas padėtis. O ne ten tualetai, klausyk, tau sakė viešbutį, o mes čia stovėjom, tu bėgai. Viešbutį nėra ten. Ai, palauk, tenais persirengimo kabinos. O, tai prie jūros nėra tualetų. Viduriu susuko, taip kaip mums buvo už vakarą ar kada. Tai jau teko bėgti, vos ne pirštą šiknon ir bėgi iki viešbučio. Kiek čia tų metrų yra? 300 gal metrų. Geras maistas. Ir bėgi, nes prie jūros kaip ir tualeto nėra. Kaip ir visai nėra. Visai nėra tualeto, tai jau tada blogai. Jau turi būti labai greitas bėgiukas, kad spėtum. Kad jau spėtum tu ten nubėgti. Dabar atgal. Dabar eisim atgal. Va, priešais čia tą išėjimą yra viešbutis, labai linksmas. Ten atrodo linksmesnė muzikėlė. Jau ten duoda muziką kiekvieną vakarą ir ten, man atrodo, apie pietus yra ten ta muzikėlė groja. Ten jau savo svečius linksmina. Ar tie svečiai linksmina tą viešbutį, bet kažkas kažką linksmina mūsų viešbutis. Muzikos turi prie baseino maks valandą laiko. Va, katinukas laksto, visur gatvėse laksto katiniukai. Kur tas katė? Jau jį partrenkę, man atrodo, buvo. Vaikam džiaugsmas. Nu, va, mūsų įėjimas buvo. Va, jau čia įėjimas į viešbutį. Rijos Beach hotelis. Kaip ir gražu viskas. Atrodo nebaisiai ir ši. Taip suremontuota ne per seniausia prieš kelius metus. Ten kitoj pusėje kalnas. Kalną turi, va, kokį. Kiek mums reikia eiti iki viešbučio. O gerai, kad mes šiaip pirmam aukšte, tai iki tualeto greičiau, o jeigu būtum antram, trečiam aukšte, tai iki tualeto nubėgti, tai jau reikalas. Va. Kelinta valanda vakaro, žmonės dar su lagaminais laukia kambarių. Ne, rimtai, 8 valandas dar su lagaminais. 8 valandas žmonės su lagaminais ir jau ne pirma diena, čia kiekvieną dieną taip yra. Einam į kambarį? Ką? Nu tai einam dabar mes link kambarį. Ir parodysi, kiek laiko iki tualeto nueiti. Nori eiti iki baseino. Einam iki baseino, nepažiūrėjau. Na. Ja, nes čia su kambarių tvarkymu yra tokia pensininkė, kuri nekalba nei angliškai, nei rusiškai. Savo kalbą bombatuoja, labai lėtai tvarko kambarius, belia kaip tvarko ir žmonės laukia
labai ilgai kambarių. Nežinau, ar jie naktį irgi tvarko tos kambarius, kad žmonės labai ilgai su lagaminais laukia. Baseinas yra. Yra baseinas, viskas. Baseinė galima maudytis iki 6 vakaro. Jo, iki 6 viskas toliau. Viskas, negalima lipti į vandenį. Gal ten krokodilai plaukėja, gal nežinau, kas yra vaikams toks baseinukas. O ir svarbiausia, turim parduotuvę. Jo, čia parduotuvė. O ta tai dirba ilgai. Ir labai malonios pardavėjos. Labai apkabina, vos nebučiuoja. Labai malonios, tik pirkit. Padarys akciją, sumokėsit pigiai. Ten baras. Ir antiek pigiai, kad brangiau negu kad kainuoja. Va taip vat. Nu tai nes čia turkai, nu ką tu nori. Vakar buvom apsipirkti, prašė 22 eurų už pirkinį, bet kai reikėjo susimokėti kortelę, kažkodėl iš 22 eurų patapo 20 eurų. Tai vat nežinom mes patys, ar čia jie būtų nuskaitę jau su tuo mokesčiu jau tą grinais, kad sumokėti. Gal kainų niekur nėra, kokią nori tokią pasakė. Tai pasižiūri į akis, nors jau ir taip atrodo, neturim nieko ant savęs, nei prabangios kepurės, nei akinių, bet pasižiūrėjo ir pasakė, kiek tas kainuoja. Ir dar sako, padarysim nuolaidą, džiaukitės, nes pigiau sumokėjo. O taip, o tas pigiau tai gąsdina labiau negu Lietuvoje kainos ateina. Pasižiūri ir norisi nueiti. Va. Čia. Kur čia buvom? Bare kaina alaus 4 eurai. 4 eurai. Jo, 4 eurai. O kur buvom, plaukėm laivu, tai ten iš viso, sakė, 7 eurai. 7, bet va, kur šiandieną bendravom su baltarusais, jie plaukė irgi ten, tai jie sakė, už 5 eurus pirko alų. Tai va, kas nori, kiek nori, tas tiek ir prašo. Vienam po 7, jo, jie po 5 eurus. O nu, ten tikriausiai kapitonas nustato kainą, pasižiūri, kokie žmonės iš kur atvykę, tokia ir kaina. Va, įeinam į kambarį ir turim, nefilmuojam, ką turim. Tiesiog mes nesusitvarkė kambarinė, nesutvarkė, lova paklojo kambarinė. Na, realiai kambarys, nu kaip kambarys. Kambarys, nu jo. Svarbu kondiškiai yra. Nu, čia visas tas daiktas. Lova kaip lova, jeigu keistų patalynę normaliai, tai būtų gerai. Svarbiausia, minibarą reikia parodyti. Ko, minibaras, šaldytuvą? Va, durelės. Smėlė, čia iškris durelės. Iškris jo durelės, apačioje išsikabinė. Šaldytuvas tai irgi toks. Šaldytuvą turim, va. Tai belek. Va. Surūdėjęs. Pakavoja. Uždarom. Daryk, Sargiai čia. Viskas normaliai. Viskas lūžta. Va, ką čia turim. Gyvenam pirmam aukšte. Pirmas aukštas. Atidarai, tai čia jo. Šiaip visur cikados girdisi. Tai pradarius langą neužmigsi. Labai garsiai reikia tos cikados ir per visą naktį. Realiai pirmas aukštas, tai geriau užsidarius būtų. O, štai. Kondiškę reikia įsijungti. Kažkaip tai mano pupai sako per šaltą, bet man labai patinka. Vėsiau. Realiai nėra, kad čia daugiau rodyti. Ten tulikas, tai yra ne dušas, o vonė. Ir viskas. Būtų viskas gerai, jeigu ten tvarkytųsi normaliai. Bet kai dabar tenais į 5 dieną patalynę tik tai pakeitė, rankšluosčių iš viso nenorėjo keisti. Tai biškį nervuoja. Tai tiek.